jonizuotas šarminis vanduo pagerina medžiagų apykaitą. O jeigu medžiagų apykaita pagerėja, vadinasi, organizmas yra geriau aprūpinamas maistinėmis medžiagomis ir iš organizmo lengviau yra pašalinami toksinai. Ir net nesilaikant jokių alinančių dietų, žmogus gali atsikratyti nereikalingo antsvorio. Parodysiu, kaip tai veikia. Štai, paimkime paprastos arbatos pakelį, juodos arbatos, jos galima įsigyti bet kuriam prekybos mūsų centre. Išpakuojam. Ir užpilkime paprastų vandenių iš čiaupo, kambario temperatūros. Kaip matote, vanduo spalvos dar nekeičia. Paimkim dar vieną tokios pat arbatos pakelį. Ir jį užpilkime šarminiu vandeniu. Tada tą patį pakelį perdėkim į sekančią stiklinę ir vėl užpilkime šarminiu vandeniu. Nereikia net ilgai laukti, kad arbata atiduotų savo savybės vandeniui. Tada tą patį pakelį įdėkime į dar vieną stiklinę. Dabar tą patį pakelį užpilkime vandeniu iš čiaupo. Kaip matot, vanduo nebekeičia savo spalvos, tada tą patį pakelį dedame į dar vieną stiklinę. Užpilame vėl šarminiu vandeniu. Kaip matote, vanduo vėl pakeitė spalvą. O štai stiklinėje, kur pakelį įmerkėme dar eksperimento pradžioj, vanduo spalvos praktiškai nepakeitė. Taigi paimkime tą patį pakelį ir įdėkime į dar vieną stiklinę ir vėlgi užpilkim šarminiu vandeniu. Kambario temperatūros pabrėžiu. Kaip matote, šarminis vanduo geriau ištraukia iš arbatos jos savybės. Taip yra todėl, kad jonizuotas šarminis vanduo geriau prasiskverbia pro ląsteles ir taip gerina medžiagų apykaitą. Taip kaip jonizuotas šarminis vanduo ištraukia arbatos savybės, taip iš mūsų organizmų ištraukia toksinus.